galvojat, kad šiandien nebaigs, bet aš manau pabaigiau. Ir mes netgi pravažiavom jau apie 1000 km, nu dėl to galim biškį pakalbėti, kaip viskas sekės. Gal mes pradėkim nuo viršaus ir eisim į apačią, bus lengviau paskui pačiam susigaudyti. Tai vat, prieksit rotep, ronko apsaugs, kaip žinot, į tokį šiupelį originaliam, aš dėjau AliExpressinius, nes šiek tiek pajaunint motociklą, bet tuo gal kažkiek daugiau apsaug ronkas, nes ir aliuminė šitas tokį įleisti į vairangalius, kažkiek daugiau į ranką apsaugą. Galimai. Problem tuik buvo, kad kai suki vair, ant atsiriam į stiklą, tai man tekštas išsipjaut va toks, kad galėčiau daugiau susukti. Pilną susuk galėčiau. Įdėjau šitas toks gumelės ir atrodo pusiau gamykliška. Gal toks matas susiaurėjams. Aš sakyčiau, visai gerai gavos. Ir dabar galiu apie pus susukt vairą ir kai krėsiu, gal netgi išsaugosiu rankinėlis. Galimai. Vairas paliks tas pats, įteiktas perdažyts. Norėjau gal biškį platesnį ir aukštesnį vairą, bet kol kas dar paliksiu, nes praktiškai vis dien važiuojant nieks neišskaus, tai manau, nekeisim, paliksim taip kaip ir. Nemanau, kad čia bus geriau, dabar įsidės biškį platesnį ir aukštesnį, gera bus. Šitas įsidėjom telefon pakrovėjai. Čia yra du USB lizdą, parodo voltažą. Ir vien įsidėjau 12 voltų šitas soketą. Reikės kažkam pasijungti. Plasmasės, viskas buvo išvežta dažyti. Užtruk dažyms apie 3 mėnesius, bet ne dėl to, kad čia buvo sudėtinga, paprasčiausiai buvo eilės, tai tas pristabdė patį galutinį rezultatą greit pasiekti, nes reikia laukti, kol viską nudažys. Teko pirkti vis plasmasių komplektą, tiksliau vis su baku, su visko, vis komplektą, nes man šuonis, dabar nieks nepardavinė atskira. Sakė, nori pirkti vis komplektą, po vieną parduodam ir kiek ieškau vis su drapalin, sudaužytus, tai teko nusipirkti Onto Transalp plasmasę su baku, su visko, kad tik gaučiau 2 šuoninės. Ir tuos nebuvo idealis, buvo biškį padrapalins, bet meistras dar atkėlė, sutvarkis, užpakliavo ir posvėlin gavos, bet labai trop plastiką, reikia labai atsargiai sunas. Tai galim pirkti tos stiklų pluoštą, ten galbūt geriau biškį buvo, bet už vėjinto kainą aš nupirkau vis motociklą. Tai turiu porą atsarginių dalių, jeigu nusijovins, kur galės pasikeisti. Lipduką buvo užsakinėti iš Lenkijos, bet jeigu esat Transalpų fans, tikriausiai žinot, kad ant baltų tokių lipdukų niekada nebūdavo. Čia buvo ant mėlyn Transalp. Sidabrinė, ne mėlyn. Sidabrinė Transalp. Ir tai lipduką, ką aš užsakiau, man nuotrauką atrodė kaip baltas Transalpas, bet kadangi dėl, aiškiai, vienas ekranas skirtingą rodo, bet tas svetaim biškį tokį, senoviškai ir aš galvoju, kad čia ir baltam Transalpų. Tai kai jau pradėjau gamintus lipdukus, aš taigę susivokiau ir pasakiau, kam padarytų foną baltą. Kad nesimatytų, nes te bus lipduks vis su pilku fonu ir būtų labai šveitinė gražia. Tai už papildomą mokestį man padarė visus baltus fonus. Tiek tam lipdukau, tam šitas lipdukau, tų šuoninių man atrodo nieks nekeit niek. Ir va, vėl lygiai tas pas čia ir čia. Ir kai stovi iš metrą, praktiškai nesimato to baltų fonų ir atrodo, gerai atrodo. Mes čia buvom su pažįstam susistatę ant tur visišką naują Transalp, irgi baltų su mėlyn. Tai iš toli atrodo, kad ir 2 vienų Transalpą. Tas išdarinčiams praktiškai gaunas kaip naujai Transalp. Nors aš to nenorėjau, tiesiog norėjau, kad būtų, kiek įmanom panašiau į OM, bet gavos tep. Šuoninis apsaugas pirkau iš kažkoks vokiškas svetainės. Ir man atrodo, labiausiai, kad reikia patikti, nes jie yra aukštesni. Ant kito Transalp turi biškį tokie žemesni ir nėra šitas per vidurį tuo. Ir šitas priekis į darbaliks įdėts. Čia kaip visiems tvirtinas. Ir, anei man tokiai rimtis netrodė. Paskui galite prie lengvą tašelkų pridėti. Stabdžių šlangelis yra, armautas įdėtas iš tų Hell, man atrodo šlangelis yra. Bet daug nedėčiau šanų, nesanus pariai, be, nežinau,
bet papildomų tvirtinti detalių, toks senus mata. Aš su sudraukam sutraukiu šitas per vidurį, nes senus, nėra ką surišti, toks, nežinau, už to kainą, manau, gal kažkur pigiai paieškoti. Nes tiek priekį, aš pirkau komplektą priekį galą, bet man atrodo ten koks, nežinau, pusumas vien tik už to vardą. Nes mačiau analogų ir žymiai pigiau, tai nerekomenduoju pirkti. Pakalbėkime apie variklį gal jo. Šitas po surinkimų jokių praktiškai bėdų nebuvo, apart karburatoriaus ir sankabas. Sankab buvo problema ta, man atrodo, kai rinkau variklį, naudojau daug to grafitin tepal ir ant, žodžiu, kažkas su sankab kažkap sureagavo ir man tiek sankab sulipdavo, kad aš negalėdavau pirm bėgį jungti. Kaldo pirm bėgį, tiesiog galins rast sokdavos. Tai tekim plaukti, dėti naują sankabą, praplauti porą kartų variklį su tepalu. Ir po to kart baigęs į cirką, į dabar dirb šaunę. Taip, karburatorius dabar ir įdėts iš Lenkijos, nes monajam, kai sudėjau tus džetus, ant monė dirb. Dirb nuo aukštesnio apsukimų, bet nužemų iš vis nedirb. Ir aš nesuprantu, kas yra sudėti džetą, kokį turbūt. Pats karburatorius niekuomet nebuvo ardyts, tai nežinau. 3 kartus jau buvau uždėjęs to monui, su tas didesnis džetas. Ir man nepatinka apdirbi. Tai iš Allegro buvau nusipirks kit karburatorių dabar ant stovo, o to kit nežinau, sugalvosim, ko daryti senu, bet dabar stov lenkiškas. Šitas, kaip matot, ir uždėti didesnį, tai tokį biškį sustiprinti, tą šimlanką. Pirkau irgi iš Lenkijos, man atrodo, iš Lenkijos, yra iš Čekijos ar iš Lenkijos. Ir ane ir biškį sustiprinti daugiau. Ir matot, nėra jokio atsikišimų, tai kai dėdi minkštą tašę, niekas atsikiš, gali dailę su diržėlės pritampyti. Gali gyvi ieškoti, bet gyvi turi toks mažas pabinėlis atsikišusias, nelabai patogiai. Tai taip iš daugiau premium ir aišku, kainavo iš daugiau, bet galtiniam rezultatė atrodo. Jie atrodo gera ir gali tašės normaliai prisidėti ir išlaik tarp kaminą. Šis nemaž tarpėlis ir nelaužtas tų plasmasių, kai tašės užsidedi. Lempa galinė, kaip matot, ana yra tokia biški kitokia. Ir Heli ekspresinė, tik tas atsispausdinau tokį adapterį, pridėjau iš porą kartų. Ir šitas įdėjau dar tokį numerį apšveisti. Ir ant šveiti kažkas panašaus tepštas. Atrodo moderniau. Ir nes tas standartinė lempa be gal didelė ir, nežinau, man negraži. Tai biškat jaunieji. Variklio apsauga ir iš Gofi, ar Gofi, neatsimenu, ką vadinas, italų garažas kažkoks. Jeigu esate Transalp forume, tikrai esate matę, ant Afrikom gaminį ir naujiem Transalpam ir senim. Tai va, tas vis ir aliuminis. Ir taip pat į to užsakinėjau, nes man vis buvo ant jau su kirmiais. To pačiu, kai aš sakiau, į to užsidėjau. Ir, atrodo dabar toks vis aliuminis. Dar čia šitas ir pakeistat į aliuminį tokį plokštę. Jeigu žinot, Transalpų tokį storą ein, o dabar į tokį biškį, planesnį, su daug skilių, tai galėjau aš tokį tašelį prisidėti. Nežinau, atrodo geriau. Naudos, nežinau, bet atrodo geriau. Vis varštelė ir kontraindikauti. Kiek galėjau, tiek sužymėjau ir kai jai technikin vyra labai džiaugiasi, sak, da tep nematė, kad kiekvienas varžas ir sužymėts. Ir gali vizualiai patikrinti, jie atsisuks, anie atsisuks ir, tiesiog gera praktika. Padangėlis uždėts yra Motaz Tractionator RAL-Z. Rims padangėlis, žvirkelių super, asfalt begal už ir vibron, bet žvirkeliuk pasaka. Kamino apsaugėlį, kelnių apsaugėlį, kolektorių apsaugėlį ir Aliexpressin, nes originalį, aš turiu originalį, bet ten man aš pats vežiau dažyti su miltiliniu. Ir tai kaminai kais už 300 laipsnių, tai jeigu aš čia paliksiu
tauvis nudažyti su miltiniu būdu, man ten viskas nuaižės, tai nuėmiau ir uždėjau tokį. Atrodo posvelnį. Įdomi atrodo, bet apsaugai kuojus nuo karščiausiai, kad neprisilieščiau. Nors steb neprisilieščiau. Kuo iš tas padėti į. Na, toks piški. Priedas. Kamins tas pats, kai nusipirkau motociklą buvo įdėts. Technikinį praį, gerą jį. Tiksliai, technikinį nepraį iš pirmą kartą. O nepraį dėl to, kad žibins šveit per daug į apačią. Ir mes negalėjom atreguliuoti veitom. Kadangi Transalpų pakelti žibintą reikia nusinvištą to plasmas. Aš neturėjau atvirkų. Sakau, teik tuo. Mes bandėm visi, nes biškį prikelti, bet, žodžiu, užfiksautų šviesų spinduliaus, tai nepraėjau. Grįžau garažą, pasiėmiau atvirką, atsisukau. To vis priek nusėmiau, atgal technikinį, pusvalandus palaukiau eilėje. Privarėm prie to aparatą, pareguliavom ir praėjo. Viskas. Ir nežinau daug ką pasakyti. Tiksliai keičiau tik tepalą jau 3 kartus, nes į naują žiedą sudėti. Ir, norėjau, kai ta sanga buvo sulipus, ten po 100 kilo kiekvienas prapylio naujas tepalas, paskui po 500 kilo pakeičiau, dabar nes nepakeičiau. Tai 3 keitims šiemet užteks. Tai vat, ir viskas. Ir techniškas tvarkingas. Pakol kas jokių dalykų nebuvo išlindę. Tai nežinau, dar biškį reikia pravažiuoti, biškį, pratestuoti, bet man atrodo viskas ir gerai, jau viskas ir baigta. Gal pilna dėti į trasą. Reikėtų veidrodėlius pasikeisti, nes tie veidrodėliai man biškį nepatinka. Tai gal per žiemą pasikeisim kitus veidrodėlius. Daug kas klausėt, labai daug žinučių laukiau, ar apsimok iš vis tokį kalvaratą tvarkyti. Tai atsakymas į visiškai neapsimok. Jokios būdas nedarykit to, nes vis tas procesas čia idėjinis dalykas. Čia ne dėl to, kad apsimok, kad aš pasidarys geresnį motociklą, visiškai ne. Čia ir finansinė daubė, nikome neatsipirks ir neapsimok. Anau gali daryti tik tas iš idėjas. Čia ir idėjinis dalykas, kaip daug dalykų darom iš idėjas, kad kažko savo įrodyti ir tiesiog praleis laiką, tai kiek Untonų išėjai būti išėjęs 2-16 metų KTMs, te pasakysiu. Arba beveik Afrika būtų išėjus. Beveik. Tai vat, ten paliks labiau kaip talismans garaž, negu kad pagrindinis montuotilas, su kuriuo važinėsiu. Tiesiog smagia turėti, nes jį ir pakankamai daug valandų praleis prie nemažai istorijos, tai paliksim kaip talisman. Dėkui, kad skyrėt 15 minučių savo gyvenimą apie seną motociklą ir susitiksim kitą video.